Labas, kaip džiugu, kad užsukai. Ar tu pasiruošęs mokytis smagiai? Prielinksniai – nauja tema, nesunki, gal net linksma. O kas yra prielinksniai? Tai trumpi žodeliai, kurie padeda apibūdinti, nusakyti vietą, kurioje yra tam tikras daiktas. Atėjo laikas susipažinti su prielinksniais. Pirmas prielinksnis, kuris nori susipažinti, yra ant. Pakartokime kartu. Ant. Laikas susipažinti su pavyzdžiais. Kur yra knygos? Knygos yra ant stalo. Kur tupi paukštis? Paukštis tupi ant šakos. Kur tupi katė? Katė tupi ant kėdės. Antras prielinksnis, kuris nori susipažinti, yra po. Pakartokime kartu. Po. Susipažinkime su pavyzdžiais. Kur tupi šuo? Šuo tupi po stalu. Kur slepiasi bitė? Bitė slepiasi po lapu. Kur yra kamuolys? Kamuolys yra po kėde. Trečias prielinksnis, kuris nori susipažinti, yra virš. Pakartokime kartu. Virš. Kur skrenda drugelis? Drugelis skrenda virš gėlės. Kur šviečia saulė? Saulė šviečia virš debesų. Kur skrenda gandras? Gandras skrenda virš lizdo. Ketvirtas prielinksnis, kuris nori susipažinti, yra už. Pakartokime kartu. Už. Susipažinkime su pavyzdžiais. Kur yra mašina? Mašina yra už namo. Kur tupi šuo? Šuo tupi už būdos. Kur pasislėpė saulė? Saulė pasislėpė už debesies. Penktas prielinksnis, kuris nori susipažinti, yra prie. Pakartokime kartu. Prie. Susipažinkime su pavyzdžiais. Kur tupi katė? Katė tupi prie medžio. Kur stovi traktorius? Traktorius stovi prie namo. Kur yra stalas? Stalas yra prie spintos. Šeštas prielinksnis, kuris nori susipažinti, yra tarp. Pakartokime kartu. Tarp. Susipažinkime su pavyzdžiais. Kur yra langas?
Langas yra tarp paveikslų. Kur yra namas? Namas yra tarp medžių. Kur yra varlė? Varlė yra tarp žiogo ir sraigės. Septintas prielinksnis, kuris nori susipažinti, yra prieš. Pakartokime kartu. Prieš. Susipažinkime su pavyzdžiais. Kur yra žirafa? Žirafa yra priešais medį. Kur yra šuo? Šuo yra priešais katę. Kur yra robotas? Robotas yra priešais mašiną. Kai su prielinksniais susipažinai, tai savo žinias patikrinti privalai. Būk ramus, rami, nes užduotėlė bus tikrai smagi. Savo sąsiuvinyje ar užrašuose užrašyk skaičius nuo 1 iki 10 žemyn. Taip, kaip rodoma pavyzdyje. Atidžiai išklausyk kiekvieną sakinį ir pasirinkimo variantus A, B ir C. Juos dar kartą perskaityk ir pažymėk, kuris atsakymo variantas yra teisingas A, B ar C, kad užbaigtum sakinį. Pirmas sakinys. Kur tupi katė? A. Už. Katė tupi už kėdės. B. Ant. Katė tupi ant kėdės. C. Po. Katė tupi po kėdės. Antras sakinys. Kur yra kamuolys? A. Virš. Kamuolys yra virš dėžė. B. Po. Kamuolys yra po dėžė. C. Prie. Kamuolys yra prie dėžė. Trečias sakinys. Kur slepiasi pelė? A. Tarp. Pelė slepiasi tarp dėžių. B. Prie. Pelė slepiasi prie dėžių. C. Už. Pelė slepiasi už dėžių.
Ketvirtas sakinys. Kur pasislėpė šuo? A. Už. Šuo pasislėpė už dėžę. B. Tarp. Šuo pasislėpė tarp dėžę. C. Po. Šuo pasislėpė po dėžę. Penktas sakinys. Kur skrenda bitė? A. Virš. Bitė skrenda virš gėlės. B. Ant. Bitė skrenda ant gėlės. C. Po. Bitė skrenda po gėlės. Šeštas sakinys. Kur yra žirafa? A. Prieš. Žirafa yra prieš namą. B. Ant. Žirafa yra ant namą. C. Už. Žirafa yra už namą. Septintas sakinys. Kur yra traktorius? A. Už. Traktorius yra už namo. B. Prieš. Traktorius yra prieš namo. C. Prie. Traktorius yra prie namo. Aštuntas sakinys. Kur yra namas? A. Po. Namas yra po tvoros. B. Prieš. Namas yra prieš tvoros. C. Už. Namas yra už tvoros. Devintas sakinys. Kur yra kamuolys? A. Už. Kamuolys yra už stalo. B. Ant. Kamuolys yra ant stalo. C. Po. Kamuolys yra po stalo.
10 sakinys. Kur yra paukštis? A. Už. Paukštis yra už lizdo. B. Prieš. Paukštis yra prieš lizdo. C. Prie. Paukštis yra prie lizdo. Pasitikrinkite, kaip jums sekėsi, bet prieš tai susiraskite kitokios spalvos rašiklį. Tinka flomasteriai bei spalvoti pieštukai. Jeigu atsakymas yra teisingas, šalia jo pažymėkite pliusą. Jeigu atsakymas yra neteisingas, jį nubraukite kitos spalvos rašikliu ir parašykite teisingą atsakymą šalia. Pirmas sakinys. Teisingas atsakymas yra B. Katė tupi ant kėdės. Antras sakinys. Teisingas atsakymas yra B. Kamuolys yra po dėže. Trečias sakinys. Teisingas atsakymas yra A. Pelė slepiasi tarp dėžių. Ketvirtas sakinys. Teisingas atsakymas yra C. Šuo pasislėpė po dėže. Penktas sakinys. Teisingas atsakymas yra A. Bitė skrenda virš gėlės. Šeštas sakinys. Teisingas atsakymas yra A. Žirafa yra prieš namą. Septintas sakinys. Teisingas atsakymas yra A. Traktorius yra už namų. Aštuntas sakinys. Teisingas atsakymas yra C. Namas yra už tvoros. Devintas sakinys. Teisingas atsakymas yra B. Kamuolys yra ant stalo. Dešimtas sakinys. Teisingas atsakymas yra C. Paukštis yra prie lizdo. Sveikinu tave labai, nes užduotėlę įveikei tikrai. Iki!